Sveiki, esu Justinas, Vilnietis. Turiu 3 vaikus, dirbu mėgstamą darbą, labai myliu savo šeimą. Prie namo turime kelis arus žemės. Su žmona pasitarėme ir vaikams įrengėme kieme žaidimo aikštelę. Kainavo mažiau nei tikėjomės. Kai su vyru sprendėme, kaip užimti vaikus, mes net nesitikėjome, kad ši aikštelė pakeis mūsų laisvalaikį ir pačius vaikus. Dabar gyvenimas verda čia. Vaikai dabar visuomet akiratyje. Mes ir vaikai jaučiame saugiai. Daugiau judesio, daugiau emocijų, daugiau bendravimo, o ir nebeserga. O kiek žaidimų visokių prisigalvoja. Ir piratų laivas, ir medžiotojų namelės, ir princesės rūmai, ir karstyklės, ir sporto salė, ir karuselės. Ko tik tai nori. Kai užsižaidžia, tai ir tėvų nebereikia. Galime užsimti ir savo darbais. Atsirado daugiau laiko ir savo. Daugiau galiu pabendrauti ir knygą paskaityti. O vaikai įgijo daugiau draugų. Tapo drąsesni, labiau pasitikinti savimi. Juk reikia tiek drąsos įveikti įvairiausias kliūtis. Vaikai įgijo daugiau draugų. Nebereikia išmaniųjų įrengimų, planšetinių. Kažkur išsilakstė ir visi vaikų ožiukai. Vaikai užmiega pirmieji. Nebereikia net raginti. Grįžę namo, vaikai valgo viską, ką jiems padeda ant stalo. Raginti nebereikia. O vakare po pasakos pasineria į sapnų karalystę. Smagu. Ši žaidimo aikštelė pakeitė visų mūsų gyvenimą, aišku, kad į gerą. Smagu matyti, kaip vaikai tampa vis stipresni ir lankstesni, daugiau bendrauja su bendramžiais, kaip ir mes vaikystėje įgijo tikrų draugų. Žaidimo aikštelė atvyko per savaitę, glaustai supakuota, pridėta išsami montavimo instrukcija. Vienas per pusdienį sukonstravau. Patogu, kad nereikia konstrukcijos betonuoti, tai supaprastino darbą. Patinka, kad nėra aikštelėje jokių aštrių ar stačių briaunų, varžtai užslėpti, detalės užapvalintos, vaikai neužsigauna. Ir jiems tikrai saugu žaisti.